Iki Rio de Janeiro olimpinių žaidynių likus vos 2 savaitėms tarptautinių varžybų netruks ir Lietuvoje. Lietuvos sportas supažindina su Lietuvoje vykstančiomis varžybomis ir kviečia į sporto arenas. Vilniuje vyksta vienintelis mūsų šalyje profesionalų teniso turnyras. Sunkiausi metai, negu praeitį ar prieš 3 metus, dėl to, kad pareinu iš traumos. Vilniui patikėta surengti dar vienas tarptautinės paplūdimio tinklinio varžybas. Kiekvienais metais nuo 2011 metų Vilniuje vyksta tarptautinės varžybos. Trakuose vyks didžiausios tarptautinės baidarių ir kanojų irklavimo varžybos per visą Lietuvos istoriją. Tokią didelę regatą Baidarių kanojų irklavimo federacija organizuoja pirmą kartą. Palangoje gaus lenktyninių automobilių varikliai. Vyks didžiausios Baltijos šalyse 1000 km lenktynės. Lietuvoje vyksiančių sporto varžybų tvarkaraščius rasite Facebook paskyroje Lietuvos sporto anonsai. Lietuvoje vyksta vienintelis mūsų šalyje profesionalų teniso turnyras Prezidento taurė. Tarptautinės teniso federacijos Future serijos turnyro prizinis fondas $10 000. Nugalėtojų atiteks 18 ATP reitingo taškų. Praėjusių metų sėkmės turnyre nepavyks pakartoti favoritų laikytam Laurynui Grigeliui. Geriausių pasaulio tenisininkų reitingė 436 vietą užimantis lietuvis ketvirtfinalyje pralaimėjo tik 3 ATP reitingo 1000 esančiam rusui Ivanui Gachovui. Sunkiausi metai, negu praeitį ar prieš 3 metus, dėl to, kad pareinu iš traumos ir vis tiek tai nebus lengva. Ypač nesu daug žaidęs turnyrų paskutiniu metu, tai čia didelis minusas, bet tikiuosi tobulinti žaidimą kasdien. Nuo tos traumos padariniai dar jaučiasi ar jau pilnai atgavę sportinę formą? Dar nesu pilnai, kartais jaučiu riešus skausmus, bet vis geriau. Tai tikiuosi, jie negrįš ir galėsiu toliau žaisti. Į pusfinalį nepavyko patekti ir Lukui Mugevičiui. 732 vietą reitingė užimantis Mugevičius ketvirtfinalyje pralaimėjo Latviui Krijaniui Stabinsui. Prezidento taurės turnyras pirmą kartą surengtas dar 1931 metais tuomečio Lietuvos prezidento Antano Smetonos iniciatyva. Vėliau turnyras atgaivintas po nepriklausomybės atkūrimo ir šiais metais vyksta jau 27 kartą. Vilniuje savaitgalį vyks ir tarptautinės paplūdimio tinklinio varžybos. Rytų Europos jaunių tinklinio čempionate rungtyniaus daugiau negu 20 vaikinų ir merginų porų iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Rusijos, Baltarusijos ir Armėnijos. Lietuvos tinklinio federacijos prezidentas džiaugiasi, kad Vilniui patikima rengti vis daugiau tarptautinių varžybų. Šiemet tai antras tarptautinis renginys. Kiekvienais metais nuo 2011 metų Vilniuje vyksta tarptautinės varžybos, maždaug po 2-3 į metus. Šiemet turėjom Europos moterų čempionato etapą ir dabar turėsim Rytų Europos šalių iki 18 metų berniukų ir merginų čempionatą. Vilnius yra šalies sostinė ir kad sostinė būtų vidury miesto, aikštynas stacionarus, tai būna retai. Taip pat yra šalia oro uostas, yra puikūs viešbučiai, maitinimo geros sąlygos, tai sportininkam čia yra idealu. Pasak federacijos prezidento, Lietuvoje paplūdimio tinklinis sparčiai populiarėja ir kaip ant mielių dygsta naujos aikštelės. Paplūdimio tinklinis yra labai prieinamas visiems. Vienas dalykas tai yra pigesnė sporto šaka, nereikia salių, žmonės gali sportuoti visur ir tai labai populiarėja visame pasaulyje. Mes turim draugų, kurie prekiauja įrangą sportinę, tai aikštelių statosi labai daug Lietuvoje. Bent jau šią vasarą turbūt kokį 50 aikštelių žinau, kad įsirenginėja ir sodybos, ir privatūs žmonės, ir didesni aikštynai. Tai panašu, kad žmonėm tai patinka ir mes tikimės, kad ateityje ir vaikų bus daugiau ir tas aukštojo sportinio meistriškumo sportininkų bus daugiau. Po Rytų Europos čempionato Vilniuje pajėgiausios Lietuvos jaunių komandos išvyks į 19-mečių pasaulio čempionatą Kipre. Trakuose vyks didžiausios tarptautinės baidarių ir kanojų irklavimo varžybos per visą Lietuvos istoriją. Lietuvai patikėta surengti pasaulio meistrų čempionatą. Jame savaitgalį varžysis beveik 500 profesionalų karjeras jau baigusių veteranų iš daugiau negu 30 šalių. Tarp jų bus ir vienas garsiausių Lietuvos baidarininkų, pasaulio ir Europos čempionas, net 4 olimpinių žaidynių dalyvis Egidijus Balčiūnas. Paskutinį kartą varžybose startavau 2012 metais Londono olimpinėse žaidynėse. Ir dabar nusimato sekantis mano startas, matot, už kiek laiko, tai 16 metai, tai praėjo čia ne 4 metai nuo mano paskutinio starto. Tai apie sportinę formą veteranų sporte ar meistrų sporte sunku kalbėti, o įsėsti baidarę pirmųjų yra malonus, o norint siekti rezultatų reikia dėti ir pastangų. Tai nėra lengva, nesu startavęs tokio lygio varžybose ir matot, meistrų čempionatas vis tiek pasaulio, tai susirinks visi pasaulio stipriausi to amžiaus grupės meistrai.
tai sunku prognozuoti rezultatą. Svarbiausia, Lietuvoje vyksta sudalyvauti ir atstovauti savo šalį. Šiuo metu Lietuvos olimpinio sporto centro direktoriaus pavaduotoju dirbantis Balčiūnas tikisi, kad pasaulio meistrų čempionatas taps postūmiu Lietuvoje organizuoti ir kitas tarptautinės baidarių ir kanojų irklavimo varžybas. Tokią didelę regatą Baidarių kanojų irklavimo federacija organizuoja pirmą kartą, kaip sekantis galėtų būti žingsnis studentų varžybos, Europos ar pasaulio jaunimo čempionatai. Tai pasižiūrėsim, kaip pasiseks suorganizuoti šitas varžybas ir į perspektyvą žiūrėsim aukštesnio lygio varžybas. Vidury Galės ežeros stūkso graži pilis, tai jau suteikia, sakysim, mūsų trasai, sakysim, gražų vaizdą, o ekvatorija didelė, gali sportininkai irkluoti, sakysim, plačiai. Ir, sakysim, mūsų distancija dabar atitinka tarptautinės federacijos keliamus reikalavimus. Ir manau, kad susirinkę sportininkai įvertins mūsų, sakysim, gražią gamtą ir tiesius takelius. Lietuvoje baidarių ir kanojų irklavimas yra tarp populiariausių sporto šakų. Lietuvos baidarininkai ir kanojininkai dalyvavo visose olimpinėse žaidynėse po nepriklausomybės atkūrimo, o Rio de Žaneire turės rekordinę delegaciją, net 4 įgulas. Savaitgalį lenktynių gerbėjai trauks į pajūrį, kur jau 17 kartą vyks 1000 kilometrų lenktynės. Didžiausios Baltijos šalyse lenktynės pritraukia ne tik kaimyninių šalių, bet ir Didžiosios Britanijos, Olandijos, Belgijos, Švedijos ir kitų šalių lenktynininkus. Šiais metais prie lenktynių starto linijos šeštadienį stos 42 automobiliai. Jų starto pozicijos paaiškės po penktadienį vyksiančių kvalifikacinių važiavimų. Pernai čempionu tapo Jono Gelžinio, Igno Gelžinio ir Tautvydo Baršio vairuojamas Porsche Carrera ekipažas. Lenktynių rekordininkas net 5 kartus lenktynes laimėjęs Jonas Gelžinis šiais metais lenktyniaus vienoje komandoje su 2013 metų čempionu Benediktu Vanagu ir Olandu Sebastianu Blekemolinu. 1000 km lenktynės rengiamos kasmet nuo 2000 metų.